iškraut. Čia dabar šaipais. Dievuliau, gerai, kad pamačiau. Labas, Gizose. Labas, Antuose. Tu žinai, aš tai juokiuos, a kas tai verks. A tai kas čia buvo, kad jam kažkam tam verkt reikėtų? Tai tu žinai. Nu? Tygi iš ano galo tos gyvenvietės pažinojai kaziukų. Nu, žinojau, kad į mažą įsikėtus ir visą laiką gerinti. Nu, į ką? Tai va, žinok, anų dienų, kas jam susišvietė makauliai, išėmė pas kaziečkų langų ir lipa vidurin. Taigi girtas buvo, o tu čia gėdų radai. Nu, tai žmogus. Palauk, a tu žinai, kad jam 15 metų tiurmos. O Dieve, žmogus užmušė. Ne, tu neklausk. Taigi va, ir lipa pas tų kaziečkų, supranti, apdroška, a iki kur čia ir atla. O tai ko, išsilipa pas ją, atvagę, prabavauja? Ne, užsimanė meilas. Dieve, taigi jai apie 100 metų buvai, kur čia akla, kad jie kiti meilą, dievuliau, vienas ašaras. Tu žinai, Jetus. Jis ją apdarąs. O, kad jį, kur žinai, nekirtais nagaisgi pajuodusiais. Ant daroko suplėšė ant stočkio. O, kad jį, kur biesas. Vaškį sudraskė. O, cholera, tepa. Mat stanikų išdraskė. O, tu, kad jį, kur velniai, kad lauka blusą sukandžito. Tai kasgi čia dabar jam visai jam prautą krėta? Nu, meilas užsimanė žmogus 80. O, žinai, anakas, kad kur čia yra akla. A palijaki buvo toj gelažinė lasdelė. Nu, jinai eidavo tokšt, 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 tokšt. Nu, tai ką? Kapstyrė tu lasdelę, kapšinioja per snakį jam. Dievulė užmušė. Ne, jis tik plaimpi ir guli. O, tai matai ir jis labnaukas jau buvo. Как я ударя тебя перголя. Kaziečka, tykiai, per anų galų išėję, nuvėjęgi pas Levas. Levas, jinai su ją susišnieka. Nuvėję, atosgi, palaukit, tu nelakstyk tiek toli. Nu, taigi klausau iš narvų, ramybės nerandu, nu pasakak. Atosgi policajusgi yra tik. Giminė, jinai gėrėsi, nu. Ji ką pamatė. Kaziečkų sudraskytų. Tai ką? Stalikas karą, čia ant vienos šleikas. Ai, jau kaziečkai tai nepasisekė. Tu žinai, ana greit policajan paskambino. Tik aliuj, nu. Tik bzat, policija ir pas jų. Abi babelkas mašina atvažiavo pas Kaziečkų namo. Nu, į ką rada? Rada Kazys guli krajuose. Taigi negyvas užmuštas, sakiau, kad užmušė. Ne. Jam tik greit zankų ant rankų, užčiuprinas ir varanukas. Ir sumušė varšo, ir to dėdžienį kiša. O, kaip jam nepasisekė. Ir abidvigi bobas paėmė. Nu, kasgi su ta Kaziečka tą, kur čia akla susišnekės, nu, tik Levase supranta jų, nu. Dabar policajus sako, tai kogi tu lindai pas tų senį 100-metį. Nu, į ką jis sakė? O, supranti, a mano boba tai ne per kur? Aha. Tai aš per langų, a ką? Jinai da šilta. O, kad jį kur nugla, ką jis pridirba. Nu, ir dabar policajai sako, va, už tų svetimų šilumų
Tau 15 metų. Oi, agi kad kaimas juoksis, vajazau. Tai žinai, ko jis pasako? Aha. O, koks man skirtumas. Ar kad mano boba nieko negali? Ko tu čia graibai man uždirbos? Nu, Mano boba nieko negali 15 metų. Ar aš turvoju 15 metų va? tai jau visai nuo alkoholio sušiniuka jam smegenis. Va tau ir vyrai. Aš laikiu toliau pasakyti kitiems. Oi, tu per visų kaimų dagi neperlakai. Aš taip myliu užtriubelas palaikyti. Na, jau labas, jau kurgi čia klibišti. Jau tik dabar pamatei. Nu tai užsigalvojus buvau iš krautuvės, matai, jau. Tai va. Palauk, a ko tu tokia surūgus? Bėdų turiu. Kokių? Nu kaip, kokių bėdų? Jinai paklausė, kokių aš bėdų turiu. Dieve, žinai mano kaimyno Alfuko? Nu ir ką? A tu matei, kokių jis mašinų nusipirka? O rupūžė, tai lyg tavo blogesnė. Kiek man kainavo toj mašina narvų, rėkiau, dieve, vargau, jūs vos nesuėdėjau. Ojei, kad eik, dieve. Kur tu matei, kad tokie ratai kainuotų euruką? Aišku, kainavo. Dėdė, mano narvai kainavo, reikiau Jozai dirb, noriu mašinas, taikiaus kaip Alfuką. Tai varšas uždirba, jau susirėtė, ale matei, kad jų nusipirka. Kad tavi perkūnas žiemos laiku. Jina jėda, tu Jozuli. O, jėda. O, tokį vyrų reikia nešioti ant rankų. Nekalbėk čia nesąmonių, kas čia būtų, kad moteris nešiotų vyrus ant rankų, da išpėsiau. Bet kokio drebės gamėtas nenešioja. Ale tu žinai, da čia ne viskas. A pavasarį, matei, kokie Alfukas priestatų pasistatė. Jau tau vėl pilvo draska pavydą. Jau ne tik pilvo, ir galvo, ir ausis, ir narvus viskų suėdė. Ant gabalų mane. Jau ką pareidavau namo, tai rėkdavau, plėšydavau, jau sava. Dievuliau Jozolė, tai visai sugraužiau, rėkiau, neapsikentė, nuvėjo antran darban ir dar eina pa žmonės uždirbti. Tu cholera, tai kam tu jį ėdi? Kam? A tu ko neini dirbti? Neinu ir neisiu, a tu čia man klausimus jau užduodama, tai pratinga atsirado. Ale klausykit, matei mano, kad į dabar priestatų pasistatėm. O Jėzau. Nu, mačiau, dagi stogė langai, rūbus galėsim pirkęs džiovinti. Kokius tie rūbus, tai saula švies, tai mano kambariai bus. O ko tavino gloko? O tep. Geragi atsirado vis, reikia, kad mano diedas labai geras. Žinoma. Koks tu paškus boba, dievuliau, geras diedas, a tu jam labai gera, ko tu jo negailini? Ateina vis įsišiepus, nukausies į kiausies, Jozoliau, mano tvora sugriuva, a to jau žinai. Nu, ir sugriuva? A ką? A ką tu su juo atsiskaitai? Gali ir pataisyti. Ką aš jam atnagradinu? A kogi? Užmoku. Aha. Nu, pitisokai. Kas prašė tavį ir aš prašiau? Ne tu. Jis dirba ne tu. Brodas, kokia tu mano draugė. Nu, kaip Mendelis, nu ir sėdžiu. Aha. Jis ką paprašė, aš tą duodu. O, čia neaišku, kas per supiniai čia pas tavi. Aš dar įsiaiškinsiu.
Dievuliau mano, einagi tas, va tik negaliu parodyti, kojas iškrypi, rankas kitom pusėn atsisuki nors darbą, kur tu eini? Tu nesuėdį. Eik tu, pas Zosę einu, jos tvoragi sugeda pakalt. Einas tau, besarmatė mano Jozolė baigė užkankinti. Och, tu cholera, tu iščiulpi iki gyvo kaulo. Tylėk, a dabar, matai, iš kur einu, kokia susinervavus. Nu ir ką, kad eini? O, eini tau nuveiti kaip šūnį ant tvoros. Nešnekėk čia bet ko. A dabar buvau krautuviai. Kokioj? Mano, eik tu iš čia, mano Jazelis, ateinu ryte virtuvėn, sėdi pasirėmis. Sakau, kas tau, ko tu čia taip sėdi? Bijaugi, kad nepamirktum darbą. Dievuliau, sakau, ko tu čia taip sėdi? Saka, Antose, tu žinai ką? Alfukas naują žmonų susirada. O, gal ir tavo Juzulis rasaka. Tai aš tepką pinkvepiau. Tai pasidariau kuolu. Neiškvėpti, nepajudėti. Tai kol biškį atsigavau, tai atsikvėpavau, grebiau už Juzulei duitėmtų lovan, sakau, Juzulei pagulėgi, tu labai pavargis vyras. Šitiek metų pirmą kartą. Tasgi dar tempiugi jau jį, jau tokia dėdė apkabinus, pagodžiau, jis saka, lauva sulūžus, subuvus, pinigai pas tavį nenupirkai. Aha, tai tavo lovai kiek metų? Nu kiek čia pasoginė, kaip ištekėjau. A, Jėzus Marija, šventas tu viešpatė. Kokiu 50 metų musė tu Leiskit tu čia man, aš ir galvoju, dėdė, neduok tu man dabar tokiuose metuose be vyrą likt. Kur aš kitų gausiu? O žinotum, žinosi, ką reiškia bedieną. Rodas tu. Aha, tai jau aš tokį priepalį saugavau, dievuliau, tik Juzulį paguldėjau, nulakiau namo, kambarin, grebiau už savo pakavotų pinigų, tarbomą ir parduotuvėn krautuvėn nulakiau. Taigi valgyti, jau mano Juzulis papusę kiaušinę dienon suvalga. Sučiulpai tu jį. Tai nevalgyt, galvoju, lovųgi Juzulių reikia nupirkti. Va, tu jam nupirksi. Dievuliau, kaip nuvėjau tom krautuvėn, a jau lovų, a jau brangės, a lekūgi, sakiaugi, dieve, kapgi be vyra liksi, dar numirs be lovos. Tai aš tik punkštą tokios didelos, minkštos, pusę kambario užima. A jau minkštą, sakau, parduokit man šitų lovų, aš jų perku. Į tokią brangi, a nesumokėjau, dabar einu namo, atveš. Palauk, Antus, tokioj tu krautuvėj. Nu, va šitą, kur artimiausia. Kaip? Nupirkai tu didelų lovų? Tu didelų, minkštų. Mano viena buvo. Ir tokia brangi, dievuliau. Kad cholera tas pardavėjas, kokios nuoglai. Eik, tu kokios geras, oi, kokios geras mergiūnas man lovų pardada. Jos viską pamirša. Užvakar mes su Juzuliu Zadotką davėm už tų lovų. Ach, tu brolis, draugė, vadinės, aš kažkosta pritavaluosiu, daugiau mano namie neteisi. Va, kokios draugės parazitas. Einu namo, narvus suėdė. Oi. Pravda sakė, kad Bogas reiškia mirsi kaip dėvinė. Viskų pasakiau, argi aš pratinga. O Jėzus. Dabar laki. Kur aš lakiolė, ką tu čia darai? Nu ką tu darai, taigi kažkur baliui buvai, taigi norėjau sužinot, ką tu tam baliui darėjai. Bet tavytė jau nemažna apsėti. Nu ką aš dariau baliui? Tep,
Buvau Vėselį. Kokioj? 50 metų, kaip žinau. A dėdas gyvas dar buvo? A tik buvo Vėselė padarė? Padarė dar gyvykę, kujai dar ašgi nežinau. Ne, negalvoju, bet tai su tai Vėselė kitė prie gaunas. Tu supranti ir Tai kaip tai tau sekės? Labai, a jau valgyt visako. Biškiau. A jau jaunimas, kad mane pašokdėjo. Tai išvertus akis ir žiūrėjai, kad tave šakdintų, galvoja, gal kanasenę reikia pašakdinti. Nu tai aišku, pagalvoja, kad aš tokia įsišiepus, tai gal dar ir šoku. Kada girdėjai? Tu nežinai. Nu. Anam kambariuke, kur ten persirenginėja visi. Aha. Stovi dvi bobelkas, tokios jaunos. Viena kitai sako. Nu. Tu žinai, Aha. aš girdėjau, kad vedę vyrai gyvena ilgiau negu, tiegi kaip čia vieni, kaip... Laisvienė. Dangungai, nu. Aha. Klausyk, jinai nežinoja. Aš žinojau, pravda gyvena ilgiau. Va tau pavyzdys iš gamtos. Dabar mada šeškus auginti. Tai va, klausyk, ar laukas šeškas, alkanas nuapsmukis, laksta savaitė, išbada, vos netvėse, kol kokių vištelų sugaus. Dievoliau, ananienė šeškas, paėdis, tigolį pilvo išvertis. Tai jis 4 gyvenimus to laukinę gyvena. Tu žinai, mano dėdas tik apšiauš. O, matai, pati žinai, tik vai pamiršęs. Tik paėda ir lovan. O, Paėda ir lovan. netikėlis. Ale matai, Aha. žiūri televizoriai, pažiūrėk, kokia merga šūka. Tu pažiūrėk, kokios ją papai. O, matai, brudas. Brudas. Niekada daugiau nemata. Aha. Ir kita žiūri, Aha, aha. kaip čia sako, kairėna eina, tai A kairėna. kas tu tai išgirdai irgi, taip, kad kairien eina? Aha, nu tai aš suprantu, kad maži kūdikėliai, kai pradeda vaikščioti, tai kairien biski, dešien Oi, biski. kūdikėliai. Čia tau kalba apie vyrus, kur eina kairien. Nu tai, jiegi gal. Nu, Eik tu, kad nuveina kairien, tai reiškia paskėtų moterį. oi, tu. Nu, aš žinai, dėl ko eina? Kvalifikacijai kelias. Nu, kad į nuglą. Tai va. Nu, pareisiu namų. Aš Tai ir taviškis pusėt kairien nušliaužia. Nežinau, ilgai guliam lovas aliam. Barodas. Tai jam reikia tik dabar kairės, jau dešinės ir pausakė neima. Aina, mes jau iš salės nusilankim, gal ir jie, kas dievuliavais kairien, lankėmės. Oi, koks vargas būti išvaryta iš namų. Oi, Dieve, jau Dieve su dėdu gerai abėdėda. Ko tu čia bliauni? Žaksausi. Labas, nesisveikinė, tik kritikuoji draugą vadinas, eik tu. Sveikinusi. Kokį tu čia nuo pačio rytą jau bliauni? Ką nuo pačio rytą vakare, aš kaip atėjau čia tavo parkelinką, pradėjau raudoti. Tai va iki rytą, kol tu iš namų išlindai, nors Dieve kavos padukų būtų Tai kas pamirė? Taviškis gal pamirė? Eik tu pamirstau, jis sulauksiu. Dieve, kaip griebė mane už čiuprynas, kaip varė iš namų. O, tėderas. Dievuliu. Tai ką tu jam ant dušės prišikai, kad tu išvarė? Eik jau ant dušės, labai įsidūšė turi.
Tai kas yra? Kągi aš jau jam tai labai prišikau. Visai mažai. Nebliaudi, ko tu čia sakyk? Nu ką sakyk, Dieve, dabar visi, ypač moteris televizijoje girdi, ojei, ponios, jeigu jums 100 metų, kreipkitės į kosmetikos klinikas ir iš jūsų padarys jaunas. Ir tu jau užsimanei išsiimti. Ir taip kiekvienu dienu, dievuliau, einu. Mūsų kita gyvenvietė tokia nedidelė, dabar vada atsidarė. Einu, Dieve, vienu dienu kito, greitosios paskalas. Nu gerai, dar praeinu, einu, kitų dienų, dievuliau, grožio klinika. Visas sąrašas, ką tik daro. Ir ko jau tu tiek daro? Ai, visko, ko nori, kad jauna būtum. Ir tu, ir anų, ir trečią, ir penktų. Tai palauk, tu užsimanei jaunystės šitokies metų. Aišku, jeigu tai saka, bet kokiam amžiui, tai aš nenarysiu. Aišku, dievuliau, užlakiau, kur greiti kreditai, gerai, kad pasų turėjau. Sakau, labą dieną, ponės, ponai, man reikia greitą kreditą. Sako, nu reiktų, tai bus, ale duogitų dokumentų daviau, savo kompiuterį patikrina. Ir davė, ale aš negudri buvau, supranti, pirmą kartą, nežinojau, kiek tai viskas kainuoja. Gavai kreditų? Gavau. Saugu, darysi naujų. Ką į stogų sakiau, kad ant graužia? Kad tavinogla. Niekad tu nesupranti, tyčiojas iš many, nulakiau, gavau. Dieve, ir iškart širdį tep suspaudę, nulakiau ton ir klinikan, kad apkaprankai turėjau, grinais davė, nekargalas, paprašiau, padėjau pinigus ir sakau, man reikia pajauninimą. Sako, tai ko jūs norit? Sakau, ką aš noriu? Noriu, kad pilvo nuimtumėt lašinius. Tai jau valgysi ilgai riebius bandas. Nenardink manį. Sako, gerai. Pažiūrėjim pinigus, paskaičiavo, sako, žinokit, ponė Antose, tik pusę lašinių išeina nuimti per mažai pinigų. O, tėveras. Nu ką, nu? Tai kitų dienų liepė ateit, nulakiau. Nuėmė? Eik įsityčius. Aišku, nuėmė, dievuliau, kiek ukolų pribadė. Paskui tai nejautiau. O paskui paguldė takiau ant dievuliau, lašelinių takių, žinai, gyslais pridūrė, guliu susirietus, skaudagi viskas. Dievuliau, paskui šepnėte susigrabaliojau, seniui skambinau, sakau, klausyk, aš pas draugį buvau, biski per daug išgėriau, tu nepyk, jeigu nakvosiu. Ale, tu jau sako, prasipūtusgi, nu nakvau, neįsiu pasitikt. A kogi man tik to reikia, kad jis neįtų pasitikti. Tai atgulėjau, tu naktį, iš rytą aptikrina, daug kolų pridūrė ir išlaida mane namo. Pilvanų kolą? Ir pilvanį, ir gislėsną, ir dar kažkur. Dievoliau patek paparšliaužiau namo. O, tau ir gražiai. Ojei. Senis sako, ko tu čia susisuku, sakau, vakargi apsinuodinau, sakiau. Sako, tai reikia ir gulėk lovai. Dievoliau, šepnėte pinsilioglinau. Tu svolačius, jam tiek meluoja, jis savi gailina. Eik tu. Dievoliau, guliu aš toj lovai, te 1,5 savaitės, pati apvalkščiodama, va. Paskui pasidarė geriau. Tai kaip geriau, tai randušės geriau, nu kas to nežina. Dievoliau, pradėjau vaikščiat po 2 savaičių jau. Ir vėl išliaužiau, galvoju, tai koks čia grožis, senis nieko nemata. Ir jis ir nežiūri brudas. Ne, jis ir nežiūri brudas. Galvoju, čia negerai. Ne, visai negerai. Dievoliau šventas,
Dėl nulakiau aš tuos greitus tik už savo pasą. Labą dieną, atėjau dar greitą kreditą, bet man biski reikia daugiau. Davė. Ką davė, pasižiūrėję. Sako, tai kad jūs to negražinus. Vienu žodžiu mane be kreditą. O čia tau ne šunė popas, kas čia... Dėdė pareinu susirietus, tokia be nuotaikas. Nu ir kągi, nuėjau mėgau, darbo nebuvo. Iš ryto dzin. Senis šliop atidarė. Sako, paštininkas laiško atnešė. Žiūriu, skaita. Įnėjo va toks. Antose! Kokį tu čia kreditų paėmė, ką tu iš jo darei? Net man dreba dušė. Dievoliau, aš kapuolau jau teisintis jam. Aš gimpratus, jeigu ką paimu biškį pavagiliaunu iš jų. Paskui biškį pasitvarkau. A čia už to pilvą nespėjau. Dievoliau, kaip man buvo, tai jis kapinsiutą, tai mane iš namų ir išmetė. Ir sakė, kad negrįžtų, kol netiduosiu. Iš ko aš atiduosiu? Nedirbu, pensioną neturiu, tai iš ko? Siūba gauti. Tai kad tau buvo dabar, kad tu dabar nuvėjai ir tau nedavė. Ką tu jiems sakei, kokią tu grožę nurai? Nu kokio grožę? Ant lūpas dabar vadau. Kaip aš kumelu. A dabar mada tokie papai. A dabar mada, žiūrėk, per televizorių rodo, eina tokie užpakaliai, pakšt. Tai ką, negražu? Tai aš negaliu tokių norėti. Juokis. Man širdis, klausyk. Ale Zosė, nevadink mane durnela. Tu mano draugė? Ir ką? Tai klausyk, paskolink man pinigų. Tu nors kiek makauliai turi? Ne makauliai, galvelai turiu. Gerai, tavo toj galvelą kelių užgraužta. Nesąmonės išgalvoja. Iš kur pas mane tie pinigai? Aplaižyta pensijuke. Taigi senė biški. Senis. Taigi man neduoda, ką uždirba vis penčiakant. Tai vaikam, tai anūkam. Tai brodo turi. Ale klausyk, Zosė. Tai neturėjau paskolinti. Ne. Oi, tu savo. Tai nieko takiau. Taigi mano draugė. Klausyk, paim pasūną į greitų paskalų paim. Ir man atiduosi. Aš kaip norsgi su tavim atsirokuosi, dėdė. Aš paimsiu paskalų. Reikia ten pastatyti namą ar kų. Jeigu netiduosiu, tai mani dėdas užmuš negyvai. Oi, tu jau užmuš. Ašgi pabėski tau. Iš tos kapzos pasenė viski gal priims namų, taigi pabėški ir atiduosiu. Tai kam tau reikia pinigų? Nu kam, tai sakiau, lopam, papam. Ir užpakaliu, kad gražu būtų, kad jaunystė sugražinė tu. Ait, mamo, išbučiuok dėdui nuo mažą pirštelę iki pakaušę. Dėdė ne mano charakterį bučiuošia. Nu, vat, apsimesk, kad labai gera. Ir pabučiuok tu senį, tegu priima tave gyventi, kokio tu velnė bastysias, kaip tai bamželą pasavartynus. Kur tu dėsies? Oi, nu jeigu jau draugės nepadeda, eisiu prašyti senę. Anuš ir priims, Anuš ir padės. Aš namo. Tada padės. Aš jai kreditą jums dėliau aš savo.